periodas, jau tikrai dabar yra gruodžio mėnuo, jau praėjo, jau 2 metų, pusė metų beveik praėjo, formulės tos pačios, kabo nuo ten nežinia kada. Tai pasižiūrėkit, tikrai viskas yra sudėta, vadovėliai. Formulės įdėjo į čatą, galit pasižiūrėti. Jo, ačiū labai, kad dalinatės. Gerai, dėkui. Viskas, žinokit, yra, stebėkit, žiūrėkit, čia tikrai ne ekonomikos asociacija to užsiema, čia yra viskas nacionalinės švietimo agentūros sukrauta, tai sakau, mes tik tai, ką galim daryti, tai daryti įtaką, pridedant formulių arba kažką tam koreguojant programą ar dar kažkur kažką. Bet... Gerai, ačiū, žinok, davė. Gerai, viskas, važiuojam. Tai šiandien diena, kaip tarėmės mes aną kartą ir kaip aš rašiau tiem, kurie nedalyvavot praėjusį kartą, tai mes kalbam apie apskaitą verslų įmoniai, tai yra balansas, pelno nuostolio ataskaita ir pinigų srautų ataskaita, tai apie tai, kas yra programoje, tada kalbėsim apie palūkanas trupučiuką, paprastas sudėtinės ir uždavinukai. Ir darykim kaip praeitą kartą. Aš siūlau galbūt tiems, kurie esat to advanced lygio, truputėlį kantriai savo pabūti ir nuleiskime tiesiog žmonėm rašyti į pokalbius arba garsiai šūktelt atsakymą. Na tai? Nespėjau, žinok, čia jo ir ten ir gaunasi. Turim? 9, matai 10 badas. Ir dar važiuoju vaiko pasim. Tvarkingai. Drąsiai? Aha, palauk. Rašote devindarbę ar auksarankė, kaip čia dabar? Nieko neišvartysčiau aš jau. Negražu keiktis. Tai tyla čia nieko nesako man. Ar čia nieks nežino balanso, kaip balansas... Žinom, mes įlim. Aš tai rašyk, tada rašykit. Gerai, aš žinau, aš įliu jo. Tada išduokit paslaptį, nes vis tiek tokia tyla, tai... Jo, tai balansas yra turtas vienoj pusėj, o kitoj pusėj nuosavas kapitalas plus įsipareigojimai. Tai įsipareigojimai lygu turtas minus nuosavas kapitalas. Tai nuosavas kapitalas, gerai, bandau grįžti į lapą. Tai įsipareigojimas yra, čia sumakaluota viskas vietoj, bet aš kitam puslapį esu įdėjusi, tiesiog pavyzdys, jūs nekreipkite dėmesio, bet aš paėmiau tokį, nepamenu, galiai yra ir puslapis, iš kurio paėmiau, bet tiesiog, kad kairiai pusė yra turtas, dešinė yra nuosavybė arba nuosavybė ir įsipareigojimai. Tai kadangi balansas, kaip sako, labai man keistai, bet balansas yra subalansuotas. Tai tas, kas yra kairiai pusėje, visada turi būti lygus tam, kas yra dešiniai pusėje. Tai turtas visada bus lygų nuosavybė plus įsipareigojimai, visi kiti dalykai yra matematika. Iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę papilota, tai va čia ir yra kaip ir prigauta. Turtas būtų, jeigu nuosavą kapitalą perkeltume į kitą pusę, tai būtų nuosavas įsipareigojimai plus nuosavas kapitalas. Tai čia yra iš tų, kur sakiau, tas pats, kas yra paklausos apibrėžimas, kaip skaičiuojamas ten koks nors elastingumas, tai žinoti, kas yra balansas, čia nėra kažko, ko galima nesuprasti, čia tiesiog arba žinai, arba ne. Tai va, tai čia yra startinis toksai uždavinukas, jeigu kas neatsimena, tai tiesiog pasižymėkit ir sutarkim, kad čia šiaip šituose mokymuose, tai aš primiktinai siūlau jums patiems spręsti, nes čia iš to pasižiūrėjimo, tai čia yra naudos absoliutus nulis. Gerai, tada kitas uždavinys ir čia mano numeracija nepykit, aš tęsiu toliau nuo karto. Koks yra įmonės grynasis pelnas? Grynasis pelnas, jeigu yra duotos pardavimų pajamos, duotos sąnaudos, kurias įmonė patyrė ir yra duotas mokėtinas pelno mokestis. Klausimas, koks yra grynasis pelnas? Turim atsakymą. Pajamas turim, sąnaudas turim, pelno mokestį turim. Taip. Tai
atsakymas yra tiesiog atimti. Aš irgi manau, kad B. Ne? Iš 50 reikia atimti 30 ir atimti 4000. Tai iš 50 reikia atimti 34, čia nebent mano aritmetika. Jo, aritmetinė. Čia kažkaip. Pas jūs aritmetika, jo. 16 turi būti. Nu, 16. Čia turbūt tik animacija. Gali būti animacija. Pataisysiu, palaukit, aš iškart pasižymiu. Išsiskaičiavus, tai aš gerai. Tram antroji skaidriai. Skaičiuota 16, bet atsakymas pas turėjo 16. Jo, 16 turėjo būti. Jo, tai viskas gerai. Čia tiesiog mano animacija matyt. Atleiskit. 33 uždavinys. Kuri iš pateiktų situacijų padidintų įmonės trumpalaikius įsipareigojimus? Sveikiems. Gal neskaityti ar skaityti, nežinau, gal aš trukdau. Įmonė įsigijo žaliavą skolon, mokėjimą atidėdama 3 mėnesiams. Ilgą laiką turto naudodama savo kapitalą. Atsakymas yra trumpalaikis įsipareigojimas. Tai atsakymas? C. C. Nes tai yra trumpesnis negu metai, mes turim 3 mėnesių įsipareigojimą, aš jau čia paaiškinimo nededu. Toliau, įmonės balanse akcininkų nuosavybė arba nuosavas kapitalas yra lygi. Ilgalaikio turto ir ilgalaikio įsipareigojimų sumai, turto ir įsipareigojimų skirtumui, įsipareigojimų ir turto skirtumui, turto ir įsipareigojimų sandaugai. Čia vėl, jeigu atsimenat tą patį pradinį. Turto ir įsipareigojimų. Skirtumas. 34 B. Jo, kažkas parašė. Taip, yra 34 B. Turtas yra nuosavybė ir įsipareigojimai, reiškia turto ir įsipareigojimų skirtumą, ne? Gerai, einam toliau. Bendrovės balansas rodo, kokios yra bendrovės pajamos ir sąnaudos, kokį turtą valdo bendrovė ir kam jis priklauso, kokios yra bendrovės įplaukos ir išmokos, ar kaip keičiasi bendrovės turtas ir nuosavas kapitalas. Ką rodo balansas? D. Kaip keičiasi turtų. Dar paskui bus vienas toksai klausimas apie momentinius, nemomentinius, kuo skiriasi balansas nuo pelno nuostolio ataskaitos. Gerai, einam į 36. Kurio buhalterinio balanso struktūra yra teisinga. Čia trupučiuką gal įdėmiau pasižiūrėkit. Kęstutis vėl man piešė lentoj. Kęstuti, nu, prašau. Kęstučio pokštai. Taip, tai 36 turim C. Čia jau kažkaip kartojasi šitas. Gerai, tai tikiuosi netrukdo jums matyti, ar gal aš viena matau tuos, nežinau. Tai dabar... Ne, visi matau. Nu, tai bet gal netrukdo įsižiūrėti, paskui skaidrėse nelieka jų. Tai 36 taip yra atsakymas C. Ar aišku, kodėl C? Tai kada buvo turtai ir ilgalaikis ir trumpalaikis yra ką? Nuosavybė ir įsipareigojimai. Nu ir dešiniai pusė yra nuosavybė ir įsiskolinimai yra prie įsipareigojimų. Nes kitur ten yra kažkokie trumpalaikis turtas, tada, nu, va tokie painiojasi dalykai, kurių neturėtų būti. Gerai, einam į kitą klausimą. Oi, va čia labai jau gražiai buvau padarius. Čia dar kartą aš pavyzduką įdėjau tokį, kad, nu, va tiesiog pasižiūrėtume, čia toks vienos įmonės čia yra įdėtas pavyzdinis variantas, nu, va maždaug kas tenai būna tame balanse. Gerai, dabar truputėlį ilgesnė sąlyga. Palaukit, jeigu aš per naują... Bet nieko nebus, ne, jeigu, nu, vis tiek tie peckiojimai lieka, žinokit, nežinau, kaip čia nuimti. Aš manau, kad jeigu atsijungsite ir iš naujo Gerai,
Gerai. Tada padarau stop sharing, ne, ir tada dar. Ir Nes dabar... Jo, va. Gerai, tuoj pat grįžtu. Palaukit, va čia buvo. Aha. Nu va, man atrodo dabar gerai bus. Bet Kęstuti draudžiu daugiau šitus pokštus daryti. Netyčia. Gerai. Viską susikaupiam. Justas įsteigė UAB, ne? Įnešė 5000 eurų akcinio kapitalo, tada dar pasiskolino įmonė pinigų iš banko. Ir tada paaiškėjo, kad vat, štai tiek yra pajamų, štai tiek sąnaudų ir tiek vat, kažkiek grynojo pelno. Klausimas yra, kiek turto turėjo įmonė 23 gruodžio 31 dieną. Ar reikia dar kartą parodyti balanso lentelę, kad galėtumėt susistatyti ir išsispręsti? Reikia. Pasidarykit nuotraukytę, ką? Vat šitą, kad prieš akis turėtumėt, nes neturiu kaip pasidalinti. Nu ir dabar jau galiu pereiti, gerai, jau einu į kitą puslapį, bandom susiskaičiuoti. Ar suskaičiavom? Ar suskaičiavom, ar reikia pagalbos? Suskaičiavom. Aš irgi sakau. Jo, tai turim atsakymą 23 000. Sprendimas yra koks. Mes turim įstatinį kapitalą 5 000. Turim gryną pelną nepaskirstytą 3 000, tai čia yra 8 000, ne? Įsipareigojimų įmonė turi 15 000, o mes žinom, kad turtas tai yra nuosavybė plus įsipareigojimai. Šito va čia va nėra skaičiaus, nebuvo, bet mes žinom, kad 15 plus 8 tai yra 23. Vadinasi, atsakymas yra 23 000 eurų. Visą laiką į tą pačią balanso lentelę. Gerai, toliau dalį nuosavo kapitalo gali sudaryti įmonės išleistos akcijos, įmonės išleistos obligacijos, paskolos ar grynieji pinigai sąskaitoje ir kasoje. Atsakymas, nu čia iškart turėtų būti. Taip, matau, kažkas rašo A. Ir A yra, nes obligacijos yra skolos vertybinis popierius. Ne, paskolos įsipareigojimai, ir ten grynieji yra vėl kitas turtas. Įmonės ilgalaikiam turtui priklauso, tačiau labai lengvas, įmonės akcininko nuosavas namas, įmonės garažas, nuomojamos įmonės biuro patalpos ar įmonės sandėlyje ilgiau nei metus užsigulėję nepanaudotos žaliavos. Garažas, ne? Taip, nes akcininko nuosavas namas tai ir yra akcininko nuosavas namas. Kita užduotis, sausį bendrovės turtas padidėjo 20 000 eurų, o įsipareigojimai sumažėjo 4. Tai klausimas, kaip pasikeitė tas bendrovės nuosavasis kapitalas. Turtas padidėjo, įsipareigojimai sumažėjo. Tai? Žiūrėkit, padidėjo 20 ir kai įsipareigojimai sumažėjo 4, tai dar 4 padidėjo. Tai iš viso 24. Toks apgaulingas. Aš čia prirašiau su X-ais. Galiu paaiškinti, kaip aš čia rašiau. Aš čia biškį blogai padariau. Čia įstatinis ne 5, atsiprašau, čia aš ant seno dariau, tiesiog čia yra X eurų turtas, ne?
turtas padidėjo x plus 20, nu, mano čia logika tokia buvo, nu, kaip jums paaiškinti, tai tiesiog aš bandžiau surašyti kaip lygty, kaip čia turtas buvo x turtas, aš atsiprašau, va šitus jums visus tuos 20 000, ai, tai plus 20 000, buvo x, tada prisidėjo 20 000, tai x plus 20. Čia apie nuosavybę, man atrodo, nebuvo pasakyta, ir šito nebuvo pasakyta, čia aš ant kito dariau. Tai nuosavybėje kažkoks y, ne? Y ir z kažkoks buvo, tas z sumažėjo 4 000, o čia aš nežinau, kaip pasikeitė nuosavas kapitalas, jis kažkiek padidėjo. Tai aš tiesiog parašau, kad vienoje pusėje x plus 20 000, o kitoje yra x minus 4 000, nu kas yra ir, atsiprašau, x minus 4 000 ir plus tas w kažkoks. Nes tas x plus y, x plus z, tiksliau y plus z irgi yra tas pats x. Net nežinau, kaip čia ir kur jums parašyti. Ir kai aš sulyginu šitas lygties abi pusės, aš gaunu tuos 24 000. Nežinau, ar čia jums biškiai aiškiau, ką aš bandžiau pasakyti. Labai sudėtingai gal, Aiva, čia jūs pasakyti. Nežinau, nu. Tai aš galiu papasakoti, aš tai kaip finansininkas, tai balansas yra, visą laiką turi būti lygybė, kad jeigu mes darom, kad tos lygybės nepamesti, kad viena pusė turtas visą laiką lygus yra kitai pusė nuosavybė plus įsipareigojimai. Visuomet, tai jeigu vienur padidėjo, kitur sumažėjo, tai tada tiesiog išlygini visą laiką tą procesą. Tai to nepamesti, visą laiką turi būti lygu balansai. Tai to lygybės tokios ir nepamesti, kad jeigu kažkur tai, jeigu ten padidėjo, tai matom, kad čia skirtumas susidaro, tai gaunasi. Jo, nes kur jūs čia pasiklydote, aš ką girdėjau, tai tas, kad turtas padidėjo 20 000, tai kaip ir visi šitą pagavo, bet kaip pasakyta, kad įsipareigojimai sumažėjo 4 000, ne? Tai tada jau įsivaizduojat, kad minusas. Bet iš tikrųjų turtas, ne, tai tais 4 irgi padidėjo. Nu, ta prasme, ta turto pusė turi irgi 4 padidėti, nes anoj pusėj kaip ir tas sumažėjo, tai ten nu kaip... Net turtas padidėjo, kaip ir skolos sumažėjo. Skolos sumažėjo, taip. Skolos sumažėjo. Įsipareigojimai sumažėjo, taip. Įsipareigojimai sumažėjo, tai arba skolos, arba įsipareigojimai sumažėjo 4, tai vadinasi, kairė pusė dar 4 turi padidėti. Tai čia aš labai matematiškai pabandžiau paaiškinti, bet jeigu jūs tiesiog suprantat, nesakau, ten girdėjau, kad buvo atsakymų 16, bet ne 16 čia atsakymas. Gerai, nuvažiuojam tada toliau. Daiva, aš labai atsiprašau, galite vienu atgal papučiuką grįžti? Aš ten turbūt kažko neperskaičiu, bet dar noriu pasiklausti. Kur? Ne dar vienu. Ilgalaikiam turtui. Atsiprašau, viskas aišku. Ačiū labai, atsiprašau. Taip, nu va. Ir tada 41 einam į pelno nuostolių ataskaitą. Tai kam šita ataskaita yra reikalinga? Kaip jūs galvojat, kuris čia atsakymas? Ką turim padaryti, va šitą daiktą paskui balansą? Jo, bet iš atsakymo ABCD. Jūsų tą klausimą taip ir pasakiau, nes paskui įtimu savo kapitalą, kad galėtų. Nepaskirstyti tą, ką gauni, tą pelną pridėti prie to nuo savo kapitalo, ten grynai, kaip čia vadinai, kiti turtai. Čia įmonės pajamos, sąnaudos, pelnas arba nuostolis per ataskaitinį laikotarpį, ne? Gerai, aš čia parašiau, kas tai yra. Čia kažkoks mėnuo, ketvirtis metai, nu žodžiu laikotarpis kažkoks. Ir dar sudėjau pagrindinės dalis, galbūt čia bus jums naudinga. Nu tiesiog įdedu čia kaip teorinį mažą gabalėlį. Einam tada toliau, kurios iš šių sąnaudų neįtraukiamos į pelno nuostolių ataskaitą. Tos, kurios nesusiję grynai su gamyba, tai čia būtų skolos. Nu puikiai. Danguolė, jūs buhalterijoje dirbat? Ne, paprasčiausiai mano tėtis buvo buhalteris apskrities. Supratau. Nu va, tiek vaikai iš tėvų daug išmoksta. Gerai. Tai va, čia labai gražus buvo Danguolės pasakymas, kad čia kas nesusiję su gamyba, tai pelno nuostolių ataskaita ir neįtraukiama. Skolos, kur bus greičiausia balanse.
Gerai, dabar sąlyga labai ilga, bet pabandykim susikaupti ir paspręsti. Čia reikės tikrai truputėlį pasirašinėti. Dabar apskritai, su pinigų srautų ataskaita. Aš tai ten, žinokit, daugiau iš pelno nuostolio ataskaitos nelabai čia daug yra ką dėti. Manau, kad dauguma jūsų turit mokomasias bendrovės ir labai sėkmingai galite pažaisti su pelno nuostolio ataskaita buhalterijos tam Exceliuke. Tai tikrai matosi, ką jūs įtraukėt, į kurią pusę ten įkrenta, kas ten kur skaičiuojas ir kas kur nesiskaičiuoja. Dabar dėl pinigų srautų ataskaitos, tai programoj aš tikrai nuoširdžiai tikiu, kad kažkokių va tokių sudėtingų uždavinių, čia jis nėra sudėtingas, bet aš manau, kad nelabai turėtų ten kažko būti, todėl kad, ko gero, ten kažkaip yra labai įdomiai programoj parašyta. Bijau dabar pameluoti, ar susipažįsta su ten balansu pelno ar supažindinami mokiniai, ten kažkoks toks yra. Tai ką mano galva turėtų reikšti, kad tai nėra kažkoks ten super lygis pasiektas, kurie ten viską jau moka. Tai aš kaip mokytojam tai įdėjau tokį uždavinį, bet ar jo tikrai gali prisireikti, tai aš nežinau. Lygiai taip pat kaip nežino turbūt ir jūs, aš irgi nežinau. Tai va, tai galim pabandyti. Bet ir vėl, čia teoriją reikėtų mokėti patiems. Kas yra pinigų srautų ataskaitui, kokios yra pagrindinės pinigų srautų ataskaitos dalys. Čia yra teorinis dalykas ir, arba žinai, arba nežinai. Kai žinai, tai naudoji, kai nežinai, eini mokytis. Čia kaip mokiniam dabar, nepykit. Tai gerai, ar turit kas nors atsakymą? Nes jeigu ne, matau kažkokį jau čia kažkas parašė, bet nežinau, ar čia apie šitą. Edita, čia į šitą klausimą? Edita nesako nieko. Manau, kad ne, čia buvo anksti klausimų. O vat apie pinigų srautus, tai aš nieko nesuprantu. Tai tada žiūrėkit, šiaip tai ten aš irgi nelabai daug suprantu, jeigu nuoširdžiai, bet yra toks dalykas. Yra pagrindiniai tokie 3 pinigų srautų ataskaitoje, yra tokie, čia gal yra finansininkų, čia nežinau, gal Rasa gal gali biškiai prisidėti, bet yra pagrindinės veiklos pinigų srautai, tai yra įplaukos ir išmokos, ten mokesčiai tas. Tada yra investicinės veiklos pinigų srautai ir ten įeina materialaus turto ilgalaikio įsigijimas, vėl kažkokios įplaukos už ilgalaikio turto pardavimą, investicijų pardavimas, vertybiniai popieriai ir taip toliau. Ir tada yra finansinė veikla, paskolos, paskolų grąžinimas, pervedimai, dividendai. Tai čia aš irgi suradau kažkokios vienos įmonės, bet jisai man pasirodė labai gražus, nes kai aš skaičiau apskritai kažkokį didelį, ar ten finansų ministerijos, ar kažkaip nebepamenu jau dabar kieno dokumentą, apie pinigų srautų ataskaitas, ten yra žiauriai daug. Ir prie kiekvieno šito yra 3 dalys. Tai aš galvoju, tiek tai vaikai galėtų žinot, kad yra 3 pagrindinės dalys, kad yra pagrindinės veiklos pinigų srautai, investicinės veiklos pinigų srautai ir finansinės veiklos pinigų srautai ir porą pagrindinių dalykų, kad tai yra įplaukos, mokesčiai, ten palūkanos, kažkokios prekių paslaugų, ten dalykai, darbo užmokestis, kažkokie tokie. Investicijos, tai tikrai investicijos, tai yra ten į turtą ar ten kažkokie vertybiniai popieriai ir finansinė veikla, tai paskolos, ten paskolų grąžinimas. Bet aš galvoju, kad čia maks tiek galima žinoti ir jeigu jūs dabar vėl pabandytumėt pagal šitą patį modeliuką, pabandytumėt padaryti, tai man atrodo, nesunkiai jūs gautumėt tuos minus 14 900. Tai aš galiu šitą uždavinį jums palikti, aš esu parašius visą tą sprendimą, bet mano nuoširdus patarimas yra visada paspręsti pačiam, nežiūrint į atsakymus, todėl kad žiūrėdami, kaip kažkas sprendžia, niekada spręsti neišmoksim. Aš nepažįstu nei vieno žmogaus, kuris tiesiog daug pažiūrėjo, kaip kiti daro,
Nu ir viskas ir apsisuko ant kūno ir pradėjo tiesiog įkvėptas daryti pats. Tai taip nebūna, visi tą kančią kentė, nežinau, prisipažinkit, kuris taip išmoko viską daryti, nieko nedarydamas. Tai labai rekomenduoju paspręsti patiems. Nu ir viskas, einam toliau. Dabar čia tokie apibendrinantys keli uždavinukai, tai kurioje finansinėje ataskaitoje duomenys atspindi konkrečią datą, o ne visą laikotarpį. Matau, nosinę praleidau, tuoj pataisysiu. Atsakymas. Jau aš pati parodžiau netyčia. Tai balansas yra kaip nuotrauka, ane? Atsimenat, man labai patinka tas iš ankstesnio Junior Achievement vadovėlio, kur ten buvo vienas kaip nuotrauka, o kitas kaip filmas, ane? Tai balansas yra nuotrauka, o pelno nuostolių ataskaita yra filmas. Dabar kažkas jau minėjo čia, kokiu nuoseklumu yra rengiamos finansinės ataskaitos. Tai turit progą pasireikšti čia. Tai vat aš įsivaizduoju, vat tokie klausimai tai galėtų tikrai, nu man taip atrodo būti. Nu kur tokie per daug neįpareigojantis, kažko ten super sudėtingo neklausinėjantis, balansas yra kaip ir aiškus, iš pelno nuostolių ataskaitos nežinau, aš tai neturiu fantazijos labai ten kažko daug paklausti. Nu ir vat minimaliai turbūt iš pinigų srautų. Jo, bet tą pinigų srautų ataskaitą tai reikia žinot, kad tos įmonės, nu, tik didžiosios rengia, tarkim, mažos įmonės nerengia jūs. Šiaip iš vis labai yra keista, kad programoje yra tokie, nu, labai... Konsoliduotos finansinės apskaitomybės, tai čia jau rimta. Tai čia rimta ir čia aš manau studentai ir net ne pirmam kurse turbūt mokosi ten jau detaliai dalykus. Tai aš sakau, mano durna galva, tai taip labai turbūt abstrakčiai apvaliai reikėtų žinoti, jo, kad tokie būna, kad tokius daro, okei, ten kelios pagrindinės dalys, bet jeigu ten mes norėtume iš tikro, tai ten tikrai ne po 4 punktus, sakau, ten puslapiai prirašyti. Ir dar su visokiais jeigu tai. Tai va, tai čia aš irgi esu parašiusi, kaip čia viskas yra rengiama ir kas čia yra daroma, tai toksai kaip teorinis toks trupučiuką dalykas įdėtas. Nu ir einam prie palūkanų. Tai klausimas, kaip skaičiuojamos paprastosios palūkanos, pagal kurią iš čia pateiktų formulių. Tie žymėjimai, aš tikrai atsiprašau, nepažiūrėjau, kaip yra, kokiam raidėm pažymėta šitam, kur duota egzaminui, tikrai nepasižiūrėjau, galėsiu pažiūrėti ir persukti į tas formulės, jeigu jums lengviau, bet dabar esu parašius, kas čia yra kas. Tai kuri čia formulytė paprastųjų palūkanų? Girdžiu, kažkas sako D. Tai D. Tiesiog pradinis indėlis arba pradinė kažkokia investicija, kart palūkanų norma ir kart metų arba laikotarpių skaičius, jeigu ten daugiau negu kartą per metus, ne? O kaip sudėtinės palūkanas skaičiuoti? Puiku. Neįsižeiskit, nes, nu čia aš suprantu, kad čia visiškų nesąmonių klausiu, bet reikės mums tų formulių ir jeigu netyčia kas nors neturit po ranka, tai galit greit užsirašyti, nes dabar visi bus uždaviniai, kur reikės arba vienų, arba kitų. Nebereikia grįžti prieš tai, ne? Turim visi formulės. O tai važiuojam, klausimas, kiek palūkanų uždirbsite, jei investuosite 1000 eurų 3 metams, kai metinė paprastųjų palūkanų norma yra 5%. Paprastas palūkanas visada skaičiuojam nuo pradinės sumos, ne nuo 1000 eurų 5% yra 150. 50 eurų, 50 eurų dauginam iš 3 ir turim 150 eurų. Aš čia tiesiog parašiau dar tą sprendimą, bet jūs toks labai labai paprastas. Čia ant pirštų galima. Šiaip su paprastom palūkanom galima nemokėti jokių formulių. Tiesiog žinot, kad nuo pradinės sumos nuskaičiuojam palūkanas ir pasidauginam iš tiek metų, kiek metų tos palūkanos buvo priskaičiuotos. Kitas klausimas, kokia bus galutinė indėlio suma su palūkanom į bankę 5 metams, pasidėjote 2000 eurų indėlį su 6% metinė sudėtinių palūkanų norma. Čia truputį jau kitaip skaičiuojam.
Nes sudėtinės palūkanos yra skaičiuojamos nuo pradinio indėlio ir sukauptos sumos. B atsakymas. Aš negerą sprendimą įdėjau, atsiprašau. Aš tai ne B gaunu, bet arba aš čia kažką supainiau, palaukit biškį. Čia turėtų B būt. Ane? Nu, bent aš suskaičiuoju, kad tiek, nes 5 metai, 6%. Aš turbūt iš viso nepažymėjau, arba mano tos animacijos nulakstė. Čia tai ką kiti gaunat, ar visi gaunat B? B. Inga irgi gavo B. Gerai, aš kem 9 įdėsiu. Nu, aš čia matyt, kai taliau skaidrės ir primakalavau, čia net sprendimas, ne tas. Įdėsiu ir teisingą sprendimą. Tauta. Einame į 50, kaip vadinamas metodas, naudojamas apskaičiuoti laikui, per kurį investicija esant sudėtinėms palūkanoms padvigubės. 70. Jo, 72 taisyklė, taip? Ten 49, tai sprendimas pas tave, mačiau geras formulė už apačioj, tik atsakymas klaidingas įrašytas. Jeigu tu atverstum. Čia pačioj teisingai parašyta, tik tais čia turi būti... Formulė gera. Jo. Ai, nu aš čia kažką dariau ir nepabaigiau, ne? Kažkurioje vietoje kažko. Jo, nėra užbaigta iki galo. Ne, čia ne tas skaičius. Jo, čia turėtų būti B atsakymas Jo, įrašytas. 2676,5. Taip. Gerai, tai paanimuosiu paskui, atsiprašau. Taip, tai 72 taisyklė, o kaip ta taisyklė veikia? Kaip man sužinoti, kada padvigubės? Ką reikia daryti? 52 dalinam iš palūkanų normos. Puikiai. Gerai, kažkur aš būsiu parašius. Tai skaičiuojam. Bankas moka 5% metinės sudėtinės palūkanas, kiek reikės metų, kad į taupomąją sąskaitą padėta pinigų suma padidėtų 2 kartus. 5% daug, ne? Pasidedam pinigus, norim, kad padvigubėtų. Tai kiek metų prisireiks? Keista, kodėl nieks nerašo 72 dalinam iš 5. Ane? Ir gaunam. D. 14,4, jo. Kitas klausimas, per kiek metų? Aš galiu klausimą, kodėl jūs 72? Todėl, kad ką tik išsiaiškinom, kad yra toksai metodas. Jeigu man reikia sužinoti, per kiek laiko mano investicija padvigubės, yra tokia 72 taisyklė. O ta 72 taisyklė sako, kad jeigu aš turiu indėlį ir noriu sužinoti, kada, tarkim, turiu 1000 ir kada bus 2000, tai man reikia 72 dalinti iš palūkanų metinių, kurias bankas moka. Jeigu, pavyzdžiui, 3% moka palūkanų, tai 72 dalinu iš 3 ir žinau, kad ten, nežinau, kažkiek daug. Jeigu 8,72 dalinu iš 8 ir žinau, kad per 9 metus padvigubės, ne? Tai va taip va čia veikia. Tai dėl to mes čia... Turi būti, kad visus tos metus palūkanos nekinta. Taip. Ne, tai aišku, supraskit, kad visi uždaviniai yra pakankamai tokie suceteris paribus prielaida. Kad viskas va taip, kaip čia parašyta, taip ir veikia. Aišku, kad vienais metais gali būti kitaip ir kitais dar kitaip, bet čia jau yra tikrovė. Uždavinys yra uždavinys. Tai gyvenime jos niekur nepritaikys iš tos taisyklės. Preliminariai prognozuojant gali pritaikyti, bet jeigu atsitiks dalykai, tai atsitiks dalykai. Jeigu taip žiūrėsim, tai iš vis tą ekonomiką aš tai dabar atsijungčiau ir daugiau mes čia nebesikalbėtume. Metam visas skaidrės į šiukšlyną ir nebegaištam laiko. Kai kas yra tikrai pritaikoma ir nėra taip, kad visai jau niekas. Tai va. Tai čia parašyta, ne? Einam toliau. Aš tai net sakau mokiniam, kad 12-okam gali būti egzamine, tarkim, prie infliacijos. Gali būti irgi mažakas, o jeigu kad 5% didės kainos, per kiek metų kainos padvigubės. Taip, va. Nes šitų pritaikymų yra ir vėl, mes visi čia ekonomistai ir ekonomistės suprantam, kad taigi nieks nepasirašė čia akmeninė ištašė, kad kas met bus 5% ar 2% metinės palūkonos. Bet prognozėm visuomenės tada iš vis viską šakėm ant vandens. Tai
Tai ir paklausa, ir pasiūla, ir iš vis niekas neveiktų be ceteris paribus prielaidos. Nu, niekas neveiktų. Tai va, nu tai gerai, tai grįžtam. 500 eurų, tai dar vienas mankštos uždavinys, bet čia jau iš karto pasakysite, ne? Kai važiuosim po muzikos, aš tau jums jau bus Atrodo tai paprasta, bet va, kartais ir tai 72 dalinam iš 8 ir gaunam 9 metus. Tai čia vėl tą patį parašiau, bet jau tingiu aš čia skaičiuoti, tiesiog padalinam. Norėjau pagalvoti, o tai 8 ten ar 9, tai nereikia 0,09 ar 0,08. Ne, tiesiog iš palūkanų normos, nu tada jums ten reikėtų daugintis, bet čia tiesiog dalinkit iš 8 ar iš 5 ar iš kiek ir gausit. Aš tai suprantu, kad jeigu mes skaičiuojam, nu, kaip su formulė, tada taip, 0,08, bet jeigu tai yra 72 taisyklė, tai tiesiog 72 dalyti iš procentų ir nebe Taip, nu, nes paskui visokie dauginimai iš šimtų ten visokių prasideda, tai man atrodo čia tiesiog, nu čia tiesiog vieną kartą atsiminkit, kad iš paprastų procentų dauginat. Nu, nes ir patys pagalvokit, jeigu jūs dalinsit iš 0,0 ten kažkiek, jūs gausit čia 100 metų, kas yra labai keista. Daugokai. Nieks nedėtų indėlių iš visą. Gal reiktų, aš dabar kažkaip, susisuka galva, čia aišku. Aš tai dar visada galvoju, nu, kuo aš pati vadovaujuosi, tai toks mano yra toks visada pasiūlymas sveikų protų. Nu, jeigu matai, kad kažkas jau biški pro šoną gaunasi, nu taip įtartinai ar keistai labai atrodo, nu tai tiesiog reikia pagalvoti, su savim pasitart. Kai ten jau matai, ar koks GPS-as tave veda labai jau keistai, tada nebežiūri GPS-o, įsijungi savo galvą ir tada pradedi galvoti, nu, kad čia kažkas yra ne taip. Tai čia lygiai tas pats. Gerai, Angelė ir Teresė tokios buvo dvi, nežinau, kas šios tokios, paskolino 5000, tada Teresė Angeliai grąžino po metų 5250. Klausimas yra, čia irgi galimai galėtų būti prie infliacijos, galimai galėtų būti toks uždavinys. Klausimas, kokia buvo paskolos reali palūkanų norma, jeigu metinė infliacija buvo 3%. Tai toks 2 žingsnių uždavinukas. Ar man čia viena dar trupinė, ar čia daugiau kam? Ne, viskas gerai, girdisi bent man. Aha. Gerai, o čia galima šiaip tai paskaičiuoti ir be formulės paprastuoju būdu, ne? Taip. Ne. Aš galvoju, visais šitais aš kaip neprisimenu, bet jeigu paprastuoju būdu, tai C tada. Nu, toj pažiūrėsim. Ar visi jau ar čia jau visi, aš matau jau 2 atsakymai yra. C kažkas rašo, bet nežinau, ar čia tas uždavinys, žinokit, nebespėjus žiūrėti. Tai dabar jisai, C, 2%. Tai dabar, kaip jūs skaičiuojat, galima, nu čia visaip kaip. Pirmas dalykas, turbūt reikėtų suprasti, kiek procentų ta Teresė Angeliai uždėjo ant viršaus, ne? Tai kiek tie 250 eurų nuo tų 5000. Tai 1,05, tai vadinasi, paskolos palūkanos buvo 5%. Jūs čia galit, jeigu taip neskaičiuojat, aš tai taip skaičiuoju, galima skaičiuoti, kad 5000 yra X, 5200, tiksliau 100%, 52 PM yra X procentų ir tada tas X procentų bus 105 ir tada suprasit, kad palūkanos yra 5%. Nu ir toliau ten yra Fischerio lygtis, reali palūkanų norma ir infliacija, bet čia Fischerio lygties galima nemokėti. Tiesiog suprast, kad jeigu buvo 5% palūkanų mokėta, o infliacija buvo, o infliacija buvo 3%, nu tai akivaizdu, kad 2% palūkanų uždirbo, ne? Tai čia irgi tokie, čia iš tų uždavinių, kur galima tiesiog iš kepurės spręsti, jokių čia tų formulių super nereikia, jo čia galima mandrai pavadinti Fischerio lygtimi, bet nei čia to Fischerio žinot reikia, nei čia dar ko nors realiai. Gerai, einam toliau, jeigu per lėtai arba per greitai sakykit. Gerai, kitas uždavinys. Paskolino 1000, 12% metinių, bet Antanas grąžino, gal net nepasižadėjo, bet tiesiog grąžino tą per 6 mėnesius. Tai kiek pinigų gaus bankas paskolos laikui pasibaigus? Kokį turim atsakymą? Jau turim krūvą atsakymų.
Ar ne per greitai, sakykit? O, palauk. Nebaigė, nujungiau per tave ne ten, kur reikia. Taip. Ir žinom palūkanų normą, tai nežinom, kiek laiko čia reikia daryti, ar ne? Matau, atsakymą jau turim. Kažkas jau parašė. Nu, tai nuo 5000 15%. Tai yra 750 eurų. Tai tiesiog 3000 dalinam iš tų 7 PM ir gaunam 4 metus. Galima gal kažkaip kitaip spręsti? Vaikai tai šiaip labai mėgsta su proporcija šitus dalykus daryti. Ane? Aš tai tiesiog tik formulę sudėjau, nežinau, ar reikia čia pateikinėti sprendimą, bet tas sprendimas yra, man atrodo, gal kitam aš puslapį dar įdėjau jo. Va, yra 8000, 5000, nu ir aš čia dar biškį parašiau daugiau. Bet aš tai ant pirštų skaičiuočiau, dar kitaip negu aš čia parašiau kažkada. Dabar tai aš skaičiavau dar kitaip. Aš susiskaičiavau 15% nuo 5000, gavau 7 PM ir aš žinau, kad reikia priauginti man 3000 eurų. Tai 3000 eurų dalinu iš 750 ir gaunu per kiek metų, nes kiekvienais metais bus 750 eurų palūkanų, nes čia paprastosios palūkanos. Tai nežinau, šiaip tų būdų, ir čia vėlgi, kas yra labai gražu, kad tų būdų yra sprendimo tikrai ne vienas ir čia nieko nereikia kalt. Ir čia tikrai, čia tokie labai jau matematikos uždaviniai yra šitie su palūkanom. Tai manau, kad galima visokiais būdais spręsti. Einam toliau. Dabar dar truputį kitoks uždavinys, 5000, sudėtinės palūkanos, 7%. Palūkanos skaičiuojamos, kiek aš pridariu šį kartą korektūro, tai baisu žiūrėti, atsiprašau labai. Palūkanos skaičiuojamos kas pusmetį. Tai po 4 metų iš viso bus sukaupta kiek? Sudėtinių palūkanų formulę turit, bet čia skaičiuojam 2 kartus per metus. Vadinasi, formulė šiek tiek koreguojasi. Sūnutė. Ar turim atsakymą? Jeigu aš skubu per daug, tai sakykit. Suprantu, kad čia tie laipsniai visai kitokie, gal aš gavau iš 8000. Gal aš suklydau, bet man atrodo, Šiaip logiškai mąstant 4 metus, kas pusmetį, tai 4 kartų jau 8 periodai. Ir 5000. Taip, 8 periodai. Ir dar 7%, tai negi tik tais 1000 užauga. Bet per pusmetį tai ne 7%. Per metus tai 7. Tą variantą. Aha. Taip, atsakymas yra C6580405. Aš, žinokit, buvau įmetu šitai ChatGPT, tai jis man ten vienaip suskaičiuoja, aš kitaip susiskaičiuoju ir ten ta paklaida tokia kelių eurų. Ir aš suprantu, jeigu mes per tarpus apvalinsim, pavyzdžiui, iki 100, tai visaip čia galim gauti. Tai aš neapvalinau, aš tiesiog parašiau čia jums formulę. Yra, žiūrėkit, kur Vajolita tavo turbūt, kas yra svarbu. Jeigu, pavyzdžiui, skaičiuotų kas mėnesį palūkanas, tai, dabar skaičiuoja kas pusmetį, vadinasi 2 kartus, vadinasi 7, tuos 0,07, aš čia turiu dalinti iš 2.
man kas pusmetį ne po 7 procentus priskaičiuoja. Šitą. Tai va. Ir dėl to tada per gerus skaičius biški gauna. Tai va čia tik tai... Aš turiu klausimą, bet man tai svarbiau tas apvalinimas, kurioje vietoje apvalyt. Nes iš esmės tai kaip tam pavyzdžiui tarpiniam patikrinime pernai buvo apvalinama etapais. Jeigu elastingumą skaičiuoji, tai skaitiklį iškart apvalini, vardiklį apvalini. O kaip yra teisingai, kaip turėtų būti sąlyga suformuluota ir kada pasakyta, kada apvalint. Nes jeigu reikės įrašyti atsakymą, tai iš karto šakės jis bus netoks. Nu, ir aš manau, tada būtų galima apskūsti visus visiems. Apvalinama po paskutinio skaičiavimo, kad prasme, tik paskutinį suskaičiavimą. Taip, Rasa, bet taip yra matematikoje, o tikrai ekonomikos tarpiniam, nu pažiūrėkit. Ar bandomajam, ar tarpiniam čia pernai metų, tikrai buvo elastingumas apvalinamas iš karto. Skaitiklis, vardiklis ir tada dalyba. Kažkaip neturėtų būti skirtingai, nežinau. Arba turėtų būti priimami keli atsakymai. Nu, nes jeigu, nežinau, šiaip pavyzdžiui, bakalauriate, aš galvoju, tai nebūdavo niekada parašyta, kada apvalinti, būdavo tik tai parašyta, kad atsakymai apvalinami iki 100. Taip ir matematikoje tas pat. Bet nieks nepasako, kad ram žingsnį tau reikia apvalinti. Nes jeigu aš, pavyzdžiui, aš tai tingiu, aš nedarau čia 9 veiksmų. Aš vedu į kalkuliatorių, ta prasme, į skaičiuotuvą suvedu visą veiksmą ir gale, kai gaunu kažkokį skaičių, aš susiapvalinu iki 100. Tai aš nemanau, kad aš už tai turėčiau būti nubausta. Nieks man neliepia 9 veiksmų čia daryti, nu, kaip darželį. 1 veiksmas, 2 veiksmas, 3 veiksmas. Aš tiesiog rašau viską va į formulę, kur čia dabar kitam puslapį gal. Ir aš susirašau, rašau 1 kablelis tenai 0,35, 0,035, keliu tada 8 laipsnių ir paskui dar pasidauginu iš 5000. Va taip, kaip čia pas mane parašyta ir aš tik tai pačioje pabaigoje suapvalinu. Taip, nes gaunasi 0,45185. Jo. Tada apvalinį. Nes ir vaikai daro tą pačią klaidą, jie per anksti apvalina matematiką. Bet ir bankė lygiai taip pačiai, nes irgi buvau pasikvietus, irgi klausėm ir kaip tik buvo pas mus ir ekonomikos akademijos mokymuose, tai irgi sakė tik tais gale. Tik gale. Tai čia gal turėtų, nežinau, tas būtent egzaminų centras, tai nedaryti tokių vaikams nesąmonių, nes tada vėlgi neteisingas bus įrašytas. Irgi galima paprašyti, kad atsirastų sakinys, kad apvalinami, nes kad apvalinami iki 100, tai tikrai buvo pernai parašyta, bet kad apvalinti tik tai paskutinę veiksmę, tai irgi variantas čia. Aš pasižymėjau. Galutiniam niekada jau būtų vieną kartą, antrą kartą labai susidaro paklaida. Labai didelė paklaida. Taip. Gerai, einam toliau tada, pasitarėm ir apie šitą. Bet čia viskas aišku, ne? Nes čia visa paslaptis, ką vaikams fiksuoti reikėtų, tai va tik tai va šitą 0,07 dalintai